sėdžiu ir laukiu, ilgai, be galo ilgai laukiu, gal net amžius. Ko aš laukiu? Gal jūsų skambučio? Alio? Modernaus meno centrui ir žmogui, kuris visą laiką kukliai stovi už jo, bet nuo kurio viskas ir prasideda, tai gerbiamam Viktorui Butkui. Ačiū už tas dovanas Vilniui, kurias duoda, tikrai puiku tai yra. Ir kai pirmą kartą išgirdau apie tą projektą, kad jisai bus, ir klausiau, koks čia palaikymas yra ar nėra, tai kaip jo galima nepalaikyti, be abejo, kad jisai čia ne savivaldybė globoja, čia miestiečiai tiesiog laukia to dalyko, bet pagalvojau, ką pasakyti tokią progą. Ir prisiminiau vieną tokį posakį, kaip atskirti tikinti žmogų nuo žmogaus, kuriam galbūt šizofrenija yra. Ir toks pasakymas yra, kad jeigu žmogus kalbasi su Dievu, tai jisai tikintis yra. Bet jeigu Dievas kalbasi su žmogumi, tai labai tikėtina, kad jisai nėra šventasis, bet serga rimta liga. Tai man asociacija su skulptūromis iškilo. Kad ateina tas laikas, kai galėsi ne tik tu skulptūrai ką nors papasakoti, bet ir jinai kažką tavo papasakoti. Tai tas yra iš tiesų labai smagu, nes visi mes turim savo įspūdžius apie skulptūras. Atvažiuojant atlikau pats irgi testą, kokia skulptūra esu, linkiu visiems irgi atlikti programėlį. Kokia skulptūra esate įdėpasakyti? Aš Šabado esu skulptūra. Tiesą sakant, viena iš smagiausių skulptūrų man Vilniaus mieste, tai labai džiaugiuosi, kad būtent šita skulptūra tikrai linkiu visiems patirti daug džiaugsmo iš šito projekto. Sveiki, mano rankose yra Vilniaus kalbančių skulptūrų žemėlapis, 2 kalbom, anglų ir lietuvių, kuriame jūs galite rasti skulptūrų maršrutą 15 Vilniaus kalbančių kartu su trumpu aprašymu, kas tai per skulptūra, adresu ir ją įgarsinusiu aktorium ir parašiusiu tekstą rašytoju. Šiuos žemėlapius galite rasti Vilniaus turizmo informacijos centruose, Modernaus meno centre Literatų gatvėje, taip pat bus bibliotekose ir viską galima parsisiųsti internetu, PDF formatu iš www.mmcentras.lt Vilniaus kalbančių skulptūrų skilties, taip pat ir iVilnius portale ir kitose internetinėse turizmo portaluose. Kultūrą mylinčių, menu besidominčių žmonių ratą, kurį mes su didžiausiu malonumu pakviesime į Modernaus meno centro muziejų, kuris atsidarys Vilniuje po 4 metų. O iki tol, kol atsidarys muziejus, Modernaus meno centras veikia kaip muziejus be sienų ir prisideda, sakyčiau, dovanojant Vilniui įvairiausius projektus, įvairiausias iniciatyvas, kuri daro miestą įdomų ir suteikiant tam tikros auros, kad jame gera gyventi. Tai mes labai tikimės, kad šis Vilniaus kalbančių skulptūrų projektas sulauks nemažiau jūsų simpatijų, dėmesio ir palaikymo, kaip Literatų gatvės projektas, kurį gyvenėm 2008 metais. Žinoma, man labai didelė garbė ir labai didelė atsakomybė buvo prakalbinti didįjį Gediminą. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tekstai, kurie buvo parašyti, iš tiesų yra žaismingi, ant tokios ribos, kartu ir informacijose pakankamai yra apie patį herojų. Bet yra ir tokio linksmo, džiugaus dialogo. Norėjau suprasti, kasgi tas Gediminas buvo. Man pasirodė, tiesiog geras, atviras žmogus, kuris kvietė bendrauti, atvažiuoti, kitus rašė laiškus. Tai aš taip pasistengiau taip švelniai, taip. Žinot, tos informacijos apie ją žinau nedaug. Bet kadangi mano pusė kraujo yra mamos žemaitiško, tai ir jos gyvenimo faktai, biografijos faktai, jos kūryba, jos istorijos, meilės, kurias mes numanome, kad tai buvo meilės, tarkim, istorija Vystytų Višinskių, dar kažkas, kad parūkydavo su kažkuo ten sėdėdama šokiuose. Tos mažos smulkmenos, sakyčiau, kelia labai simpatiją. Ir sakyčiau, kad man jos kelia simpatiją, vadinasi, man jinai yra artima. Aš manau, kiekvienas žmogus nuėjęs prie šito paminklo, jis gali vienokį ar kitokį būdu
susitapatinti su ją arba ne, arba prisiliesti su ją labai įvairiais kampais. Ar netgi pasižiūrėjęs, gavęs šitą skambutį, įlysti internetą ir gauti informaciją, kuri jam bus būtina ir kokią jis norės ją gauti apie ją. Ar net paskaityti tą pačią Žemaitės Marčią, pagalvoti, kas jos neskaitė mokykloje, kas tai yra. Skaityti literatūrinę gryną kalbą angliškai, tai būtų buvęs nonsensas vis dėlto. Todėl kito pasirinkimo nebuvo, tiesiog jis buvo tau prieš akis. Todėl ir aš turėjau sakyti, I was born in Žemaitija, I am Samogitian, I am Žemaitė, lygiai taip pat, nes kito pasirinkimo nebuvo. Alio, taip, čia aš skambinu, Laurynas, Stuka Gucevičius, architektas. Alio, girdit tamsta mane? Nepratęs aš prie telefono, nebuvo jų didžioji Lietuvos kunigaikštystė. Alio, sakau, esu architektas, katedra Vilniaus Rotušė, mano kūriniai.